Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Tragiškas įvykis Alytaus rajone Miroslavos seniūnijoje. Kilus gaisrui žuvo 28 motina ir 3 mažamečiai. Pranešimą apie nelaimę Mančiūnų kaime gelbėtojai gavo apie 18 valandą. Gesinti degančio namo išvyko Alytaus ir 2 rajono ugniagesių komandos. Vykus įvykio vietą, ugnis degė prie menės ir koridoriolio patalpoje. Buvo gauta greitai duomenys, kad galimai name yra žmonių. Mūsų ugniagesiai įėję į patalpas, iš tikrųjų rado moterį ir 3 vaikus. Išnešę bandė gal suteikti jiems pagalbą, gelbėti, tačiau su medikų pagalba ar mūsų ugniagesių pagalba, tačiau nepavyko nieko. Gaisras nusinešė 28 moters, 9 ir 5 metų jos dukrų ir 8 sūnaus gyvybės. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pranešė, kad kilus gaisrui vaikai su motinų namuose buvo likę vieni. Tėvas buvo išvykęs. Apie tragediją jam pranešė kaimynai. Grįžęs rado kraupų vaizdą. Iš tikrųjų, nudegimo požymių ant kūnų nebuvo matyti, tai iš tikrųjų jie matomai apsinuodino ir galvojam, tie vaikai iš tikrųjų 8-9 metų, 2 iš jų iš tikrųjų turėjo, kaip mes mąstome, ar ne, turėjo kažkaip jie bandyti įsigelbėti iš to namo degančio. Keista, kaip jiems nepavyko to padaryti, nors čia informacija tokia pirminė buvo, kad mama galbūt miegojo, tačiau nepatvirtinti, kad tyrimas vyksta, aš negaliu padaryti. Įvykis sukrėtė ne tik vietos gyventojus, bet ir daug mačiusius ugniagesius. Malonu. Iš tikrųjų, tokie dalykai nugula ilgam. Nes mano praktikoje, aš dirbu tikrai daugiau kaip 20 metų, tai pirmas toks įvykis, kada tokį padarinys skaudus yra. Dėl ko kilo gaisras aiškinasi priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ekspertai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.